Kaip tu gyventum, jeigu tau liktų gyventi, tarkim, metai, arba ten pusmetis, ar mėnuo, ar savaitė, ar viena diena. Kaip tu gyventum savo kiekvieną dieną, arba, sakykim, likusią parą, jeigu tu žinai, kad tau teks po poros iškeliauti. Tai aišku, kad tu gyventum daug ramiau, tu gyventum beveik kaip šventas žmogus. Tu nustotum, kaip sako lietuviai, parintis dėl niekniekio, nervuotis dėl smulkmenų. Tu darytum tik tai, kas iš tikrųjų yra svarbiausia. Tu mylėtum artimus žmonės, tu su jais kalbėtumės, skambintumės jam. Tu spręstum tikrai kažkokius iš tikro svarbius klausimus ir visi niekniekiai ir smulkmenos tau gyvenime tiesiog išgaruotų, toj pat išgaruotų. Tu gyventum 1000 kartų kokybiškiau, negu gyveni kasdieniniai būtiniai rutinoj, maišaty ir naiviuose, kvailiuose gyvenimiškose rūpesčiuose. Tu gyventum kaip geriausia savo versiją, kiekvieną sekančią parą. Ta parą pragyvenai, džiaugiasi, kad tu lieki gyvas, tu turi dar vieną parą, tu vėl gyveni per naują, dar labiau kokybiškai. Tai tu įsivaizduok, kaip keistųsi tavo gyvenimas, jeigu tu su tokia mintim gyventum pastoviai kiekvieną dieną.